Viskas, atvažiavom jau. Varau pasiruošiu vietą, pasitikrinsiu, pastatysiu kėdutę ir eisiu spiningauti lydekų. Šiandien mes čia ilgai atvažiavom vakarienę, mes čia valgysim dešrelių. Galvoju tik arbatos nepamiršti ir pamiršau arbatą. Dar ryte stovėjau, galvoju tik nepamiršti arbatos. Į termosiuką pasidaryti. O čia ką, nepasidarys arbatos užmučyti. Gal yra, aš nežinau. Nežinau už čia. Šaikėlą. O. Плача-как-то сидел шайка. А вдруг Эмилис kokį pavarys 10 kg lydeką, a vdruk. Ką tu žinai? Kas gali atsitikti? A vdruk kokią lydeką. Žiūriu, o jau sėdi paikas. 10 kg kokį. Aš esu kuprinė. Dabar prasivalysim vietą, kad angiu kokį. Ai, kuprinė jau krenta nuo pečių. Eina, ten vartosi žuvis. Labai nepatogi. Vieno šito kuprinė, mane labai užknis tokia kuprinė. Aš čia neįsiskleisiu, kad esu kamera. Tuoj, kol įsiskleisiu, kad esu jau kėdutę ready. Nu, man kažkaip atrodo, kad čia kažkas sėdi rausia dumblą. A vdruk koks plačiakaktis raus dumblą ras mūsų masalą. A vdruk, Emilija kirs 10 kg lydeką. Nu, žiauriai būtų fainai, tokia 10 kg lydeką. Mama jau laukia, kada lydeką ištrauksim. Noriu pirkti mama lydekas, bet ne, sakom, mes pagausim lydeką. Ir taip pasiteisinis skrinės, aš čia visą laikas spiningauju. Jau kelios laidos man čia nepavyko nufilmuoti. Pirma, nepavyko, dėl to, kad nepavyko išjudėti. Blogom oro sąlygom. Kita taip pat pavyko išjudėti. Lietus taip lijo, kad net bijau traukti telefoną. Telefonų dabar kažkas atsitiko. Atsisakė pusę telefonų, neatsisakė visą toks juostelį užtraukė balta. Čia va, kažkokia gyvačiokas toks sėdi. Čia gal koks. Ai, čia Pepas. Pepai. Patinka, sakyk, kalviuose, ne? Sakyk, tėvai, man žiauriai čia kalviuose patinka, ne? Einu kuprinę pasidėsiu ant staliuko, ant šniūro, pasivaikščiosiu. Kas čia per grybai? O, maladėts, kazlėkų. Aš irgi varau čia su kamera, reikia. Jeigu jums neparodžiau dar kazlėkų savo tų. Va. Neims, nes dažau labai rankas. Yra? Gražus grybukai. Šakės, nu bet kame reikalas. Du tik tai kazlėkai. Tikrai mažai lietaus, sausuras. Ir nebus žinok, matyt jau. Varau šaip, aš jums parodžius kvaksų. Nepasiruošiu šiandien kvaksų gaudyti. Aš turiu kvaksę. Dirbtinę turim. Mes gailimės gyvų kvaksų, nededam jūs šikėlą. Nedėkit gyvų varlių. Nu kam? Jeigu galima netikrą varlę uždėti. Nu kam tikrą varlę dėti? Eina švilp ten kažkas, kasa dugną, ar tik nemūras. Pažiūrėk, švilpėlą. Eina švilp, kas ten kasa dugną. Ai, žinau, šiandien Andras rado. Mano kėdutė čia va stovi gražiai ruošta. O, jau šaknė iš karto. O, šaika matos varlytė, gal matysit. Čia būtų pivarlė kokio. Šaika, mums jų nereikia. Aš atėjau su kamera pasigrožėti varlių, pasigrožėti gražios laukinės gamtos. Ir kas geriausia, gavom žibcų. Smagu. Taip pat apsilankykite vestuviniai žiedai. Pas mano tėtį tikrai labai kruopštus darbas, aš nereklamuoju. Sakau, už patirties. Vytauto prospektas 20.
Skanus limonadas? Parodyk čia mano gerbėjim, kokį limonadą tu geri. Parodysi mano gerbėjim YouTube. Va tokį va gerą limonadžiuką skanus. Skanus. O tu mano šaunuolis vaikas, ane? Šaunuolis. Einam pažiūrėti pomidorų, ne? Statava. Tu eik vienas, gal aš su kamera. Noriu su kitur pasižiūrėti. Va čia va tėtis, eik, su tėčiu pasikalbėk, kaip daržas. Ačiū Dievui, kad štormas nenugrovė šiltnamio. Nes štormukas tai čia geras buvo. Jeigu net pirkom džiovyklę senukose, net visą išvartyti, stogai senukose įsiduojat. Suselėm užspringau kažkaip. Šaikėlo. Du arbūzai. 3 arbūzai. Ar moliūgai, nesigarantuoju čia. Ta, nesigaudau čia, tai moliūgas. Moliūgas čia. Ten moliūgas. Bet arbūzų... Jo, figienai čia arbūzai. O, figienai arbūzai jau. Bet arbūzas skanus ir gražus vaisius. Avietės. Mano mylimiausios uogos. Rūgštybė kokia. Neprinaukus gerai. Kopūstai kokie. Kopūsčiukai. Arba kopūstytai, kam gražiau. Kopūstytai labai juokingai skamba. Skamba nenarė. Kas tau gražiau ir kopūstukai ir kopūstytai? Kopūstytai. Kopūstytai. Juokingiau čia gaunasi. Kopūstytai. Čia toks kaip bairiukas gaunasi. O, koks gražiai. Tai kaip aš čia šiltnamio neparodęs apsiėsiu. Viską reikia parodyti. Viską. O, как pomidorų. Agurkai kokie. Agurko dabar suvalgyti nenoriu, gal paskui. Jo, paskui pasimsiu. Pomidoras didelis. Šitas. Skanės pomidoruką. Šitas pužalis nuelė. Irgi geras tu. Pužalis toks. Bet irgi geras nuelė. Pasiemi gerą prinokusi pomidoruką. Nenusiskynė ir pasiemi pužalį nusiskynė. Bet irgi geras. Ane? Grinai. Labai juokingai. Daro tas vaikutis. O, šitus aš. O bitę pažiūrėk šaika. Šaikėlą bitę valgo pažiūrėk. Vaška mano dėduko. Kaip skaniai valgo, ne? Aš irgi geras kažkada. Aš tokio vaško labai mėgstu. Aš jį paragau pirmą kartą Turkijoje. O, žiūrėk, žiogelė šaika. Oi, kaip pašoko jisai. Čia kai jie sportininkai tokia, tai jų nepagausiu niekaip. Eina švilpt kaip tas žogelis. Eina. Geras, ne sportininkas. Aš tokius pirmą kartą Turkijai paragavau. Mes planuojam skristi rudenį į Egiptą. Pafilmuosiu, skrisim, parodysiu. Šitą va atsikandęs buvau. Spjovo koks šlikštinė buvo. Labai mėgau tokius korus. Čia buvau prieš metus gal, prieš 2. Ir lėktuvas. Lėktuvo akcentas bus dabar. Paskui parodysiu pasarės, tokias tiek greitis. Ai. Nu ką čia galima rodyti? Varau spiningauti, to atsijungiu. Biškai. Ai. Laugar savo spaudžiu, kad pripleškinsiu. Kazulukai. Bet ne šungrybiai, neskrinsiu, nežinau grybų. Ir grybų neskrinsiu. Šitą mašiną šunį važiuoti, tai mes tokias pirkam. Kažkaip įsikabarot čia ir kitą bagažą. Spiningėlį nučiups. Tai atsijungiu, nes čia blogai gausiu man paimti. Sėmiau spiningėlį. Tėčio spiningas mano rytas sugermus. Su to tik tai vieną kartą čia pažiūrėjau ir viskas. Ir dar buvom Nemune, sakau, pamiršau savo
telefoną. Jau galvoju, tik nepamiršt, pasidėjau jau ant soliuko viską prie padurų. Ir kaip išvažiavau, taip ir išvažiavau, bet savo telefono. Spiningaut, bet vilko nepagavom. Mes važiavom vilką. Tėtis, kadangi negalėjau spiningaut, nes mano sugedo rytą, tai tėtis tada pasiėmė tą, davė man savo meškerę. Dabar man tėtis jau užrišęs yra lydekom gaudyti. O! Šaikėla, čia žuvis, sur. Ar čia vabalai? Ai. Jeigu geriau gaudyčiau, jums pasakyčiau. Čia ko tik tai nėra, šamai. Gerai, atsijungiu ir atlenkiu telefoną. Plūdytė jau laukia lydekos ant gyvos. Va čia va plūdytė yra. Gal paims kažkas. Tu gali žinot. Einu ieškoti šilkėlą nuo jos pinigų vietos. Čia prastai. Einu pasivaikščiu už vaiką. Smagumynas tas sodybas, smagumynas. Einu, kas ten taip nuvarė? Gera valia. Nes tai sportininkas esu. O va dabar tai Emilis visas lydekas sugaudys. Malačius, radau naują lydekų vietą. Einu jums parodau sodybą ir viskas ir keliauju ten su visom kėdėm. Čia kaip tik lydekų lizdas kažkur yra. Čia visur esu išmėnęs, aš pirmai tai nuo šlaito, nuo to liepto gaudydavau. Nuo liepto. Taip toli neužmetim, suprantat? Ir antras dalykas, ten nelabai gerai, tai čia nėra lydekų lizdo, čia viskas išmėtyta yra. Ten tai duodas, vestoviai tik lydekos, ten toks vyksta davimasis. Ten tai gerai vyksta. Fainai. Varau, tai parodys, kokia pirtelė yra. Va, kaip pro. Va. Batus tik reikia nusipirkti. Normaliai atėjus palika. O, signalizacija pips jau. Jau senai čia nakvojom. Aš tai jau senai čia nakvojom. Šituose gėrio namuose. Škots. Fainai čia, fainai. Tuoj kitą ranką ant kito piršto uždėt džedą telefoną. Kodėl sakai škas? Škas, nes voras buvo. Tuoj pirtelę parodysiu. Kartais nepasikuriam. Pirtelę suskas, aš ir dabar pasikursim tą pirtelę. Ten blemba pirtelė. Žinojau. Gerai. Nesimano šitam soj nieko. Neduodam. Ai, va šias indė, šunuolis, ačiū. Ok. Va. Senas vanduo. Nereikia, nu. Koks vaikutis seniai upėti ruošiasi. Jau upėti rengiasi. O jau koks juokingas. Negerk to vandens. Aš negeriu. Tu apsinuodys tam vandeniui 2 metai. Įvarom parodys Kalių ežerą. Eina, kas čia užrakino duris? Ai, čia, va. Ten. Varau Kalių ežerą parodysiu dabar. O ką dar jūs ten? Va, koks. Ten reikia užeiti ir matysim Kalių ežerą. Kur buvom su palapinėm. Aš dabar labai norėčiau su palapinėm, bet tėtis nenori.
Lėktus palapinėm. Liudytas stovi gerai. Negerai, pasakus tiesa. Aš nežinau, ar matysit Kalvių ežerą. Aš jau neatsimenu, kada buvau užlipęs. Dabar turiu progą parodyti, kodėlgi ne. Jums neparodžius Kalvių ežero. Ar ko ten. Matosi Kalvių ežeras. O, kaip gerai. Kaip gerai šalkėla. Nu ežero vėjas kažkokia. Stebėkit. Kam gražu buvo uždėkti laiką. Čia namelis nebaigtas statyti. Ba, koks gražuma! Aš neatsilaikysiu! Kaip gražu! Oi, kokie vaizdai atsiveria! Kas ten? Nemačiau to prūdo aš. Va, Kalvių ežeras jums. Pepai! Pepai! Daškumas kažką daro. Pepai, ateik pasiklysti. Kaip nori pasiklysti. Tegu šaika. Aš jau nepriversiu eiti. Ai, nepasiklysti. Galvoju, šuo pasiklysti, tikrai ne. Sakam, bailės, sakau. Davai nam lenktynių nuo kalniuko, Pepai, ateik. Lenktyniausim, davai. Pepai, ateik lenktyniausim, davai, ateik. 1, 2, 3. Visai čia sportininkas, aš jo nepavijau. Pepas finišavo pirmas. Indytė gulė. Pralaimėjau taksų lenktynės. Vat ir pralaimėjau taksų lenktynės. Ai, jau vandenį. Čia jau nežinai, kada čia ateit. Pagauk valytę kokią. Į prūdalį paleist. Į prūdalį mažą tokią. Pasiniko. Dešrelį turim. Vakarienę valgysim čia Kalviuos. Čia mano močiutės viskas. Kas ant dėžės rankas sakti? Ai, pakalys. Gražinai. Mano dedukas parduoda taip pat medų Arūnas. Čia Kalviai. Kalviai iš tavo vadinasi. Tai iš Arūno galit pirkti medų. Šau neklauso. Kas ten nežinau. Brolis ar šuo, nežinau. Irgi šaikėla kietas, galima man pasivadinti, galėtų būti kietų spinningavimo, galėtų būti YouTube galėtų būti grupės, pavyzdžiui, kietų spinningautojų grupė, pavyzdžiui, galėtų būti, tai aš šitą grupę būtinai įsirašyčiau tuo, jeigu sustos, tai vadinas, ai, nesustojęs, galvoju, kad sustos, žiūrėkitės, kam ta. Aišku, jūs nematysit, kaip aš spinningauju, bet stengsiuos, kad matytumėt. Guminuką matot? Matot gumešką, taip aš žiūriu kamerą. Ir matau gumešką kokią. Oi! Išsinėrė spinningas. Neužnėra. Vat ir. Ui. Lankelis. Malačius guminukas, malačius. Žolės krito. Au, fui. Nekenčiu šitų žolių. Pastoju, viskas krenta į tą žolės. Kokie blogi tai žolinai visi. Žiūriu priešai. Pepai! Nelaužyk meškerų.
Jeigu sulaužysiu meškerę, turėsiu per prievartą savo garbėjų prašyti remti kanalą, kad nusipirktumėm meškerių. Kaip gražiai įsidirba. Pepai! Kur jisai yra? Čia prie manęs. Nori užšokti mano gaudyti žuvelę. Pateik čia, Pepai. Netrukdyk. Ai, čia žuvelė. Aš nemažas vaikas, ką čia žaisti. Maži vaikai taip žaisti. Aš esu normalus spiningautojas. Eina kažkas. Ai, nieko. Turiu. Brolis. Neklausos jau. Ką, guminukas, nesakykit, kad mus... Ai, ne. Tiesiog paidėjo. Saulėlį čia norėčiau. Projeto gatela que dia coração. Mes čia nepagaunam nieko. Šitą video vis tiek be žuvės skelbsiu, o jeigu kitą kartą vėl, jeigu kitą kartą ne. Gal dar pasifilmuosiu. Kiekvienams kartus aš čia filmuosiuosi. Ir jeigu jau antrą kartą nieko nebus, tai nesifilmuosiu. Nebent su močiutėms. Pamatytumėt mano močiutę. Kur aš pasodybau taip. Susipainiau. Eina, kas čia gavus? Su mano gumeška. Nanelė? Será? Ah, A espécie não existe. dabar mane heiteriai puls. Dėl to, kad čia ilgai darau viską. Nu ką padaryti, jeigu ilgai darai? Ką padaryti? Pažiūrėčiau, ką jūs darytumėt, bet jeigu jums taip atsitiktų, heiteriai. Pažiūrėčiau, ką jūs darytumėt. Pagaliau. Susitvarkiau mešką. Į žolės. Ai, dar duodu skęsti. Atpratystų. Kaip sekasi, Emilė? Blogai. Neišnesergy, gražiai. Ir rytį kažkas tiko. Žolės vėl, nu, ajajai. Ai, pamiršau jums papasakoti, pamiršau savo naują vietą perėti, varau viskas, keliuosi savo naują vietą. Viskas, varau naują vietą. Visas vietas išbandysiu ir gal apdrukštų.
Savo dėdę vis nesutinku, reikia paklausti, kur čia ta lydeka įkirto, kai buvau mažas. Nu tai gerai, kraustus. Pavalgiau, varau užvėtą. Stebėkit, kaip gulinukas dirba. Tuoj heiteriai pristatys, nerzinu. Nerzinu, bet tiesiog rodo, kaip gulinukas dirba. Ai. Tuoj čia visi pradės komentarus rašyti, ką čia rodyti, tai neįdomu. Gal. Ai. Aš nesuprantu. Ir žolės. Žolės arba peilis. Peilis, lydeka. Peilis, nežinau. Žolės. Ne peilis. Žolės, ne peilis, nu kas. Čia peilį net nėra, čia peilį visą suvalgyti yra. Tas mažas lydekytės. Čia lydekos 10 kg. Jas tas mažas žuvytės suvalgė. Jeigu čia būtų daugiau žuvų, tai tikrai. Eina. Ui. Gumeška. Nedaryk nesąmonių. Gerai, Gumeška. Prašau, nedaryk man nesąmonių. Gumeškitai, gerai? Eina. Švilpt, kaip aš čia patraukau. Ui, oi, oi, oi. Oi. Čia tai garas, bažiukas. Ui. Au! Savo pirštinį nebeuždėti, ką čia uždėti. Gal 10 minučių 20. Čia greitai važiuosim namo. Buvau pasiėmęs pirštinės, kad aš nepersivarčiau rankų, nes to parlėtų su spinningu. Persivariau savo rankas iki odos. Labai noriu prie ežero, ieškom namelį niekas. O dar turbūt rudenį parodys ten, kur negalėjau parodyti. O džakuzai. Ten dar važiuosim, kad sakraliai. Ai. Duodam, leidžiam krantą. Ten nuvažiuosim, dar parodysim. Tai kažką, kad ten pagavom, ten džiauriai gerai, mums patiko taip. Labai gaila, kad negalėjau nufilmuoti, džiauriai gaila. Nes ten karpiai, vieną karpį pagavom. Duokit, jis buvo priti. Aš žiūriu plūdę, kažkas raudonas galiukas plaukia. Žiūriu, kad čia plūdė, kertu ir karpis parėjo, dar kitą meškišką plauką. Tai atsibėgo už pitės kristi. Pirmas tai buvo šis olinas ant fiderio. Kad belekai pradėjo apipsėti fideris ir tada bėgom ir pakirtom lyną. Mažiuką lyną. Nelabai mažą, vidutinišką lyną, normalų lyną. Šitą pasiėmėm. Ir dar 12 nakties pagavom gerą lyną. 12 pradėjo daužyti meškerėm. Ir dar vienas klevas buvo 7 praleidau. Kokį vakarę. Apie 7, 8, 9. Bet ten tai jau geras. Jau ėmiau ir atsilaisvino viskas, galvoju. Dabar tai nebėra žuvies. Ir taip ir buvo, nuėjęs su kabliuku. Tik pakritau, atsilaisvino ir viskas. Žiūrėjau, labai lengvai eina. Nenukirto. Neištraukus tų žolių. Neištraukus tų žolių, ką dabar daryti? Bet čia lydeka. Turbūt eina kaip lydeka. Spinningo neperlaušiu, nes čia taip žolės negali daryti. Peilis, akurat peilis pareina. Bet ne peilis, o lydeka normaliai. Šaikiavat, kažką turiu. Kažką gero, nemažo. Ką, žolės čia? Taip. Matot meškerės galiuką? Turiu meškerės galiukas, pažiūrėk. Ai, nematot jūs. Tuoj tiksliai jums parodysiu. Tai rodo meškerė. Kažką čia darom. Tai gerai, atsisveikinu, pasakysiu gal, kas buvo gerai.
Svite. Tai gerai, mes jau važiuojam namo. Nieko nepagavom, kaip yra toks posakis. 3 kartas nemeluoja, o 4 garantuoja. Gal pagausim 4 kartą lydeką, nu vdrų kokia lydeka, užkips vdrų kokia lydeka. Labai norėčiau lydekos. Aš užsėdžiu mašinį, atidaręs durelės. Matot. Tai gerai, tada viskas, ate. Ką padarysit, sveikinam. Pavalgiau vakarienę skaniai, pasibuvau čia ir pamečiau smagiai pinigėlį ir man smagu buvo. Ate, ačiū, kad žiūrėjote mane. Nepamirškite apsilankyti Vestuviniai žiedai.